Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Nycietis Tukas su autobusu vėl nuvyko tiesiai į Kupiškį, kad ten nueitų tiesiai į miesto bažnyčią, pasikalbėti su pačiu kunigu apie draugę Vidą Pribeldaitę, nes seniai žino, kad kunigas tai Vidai gyvenime yra didelis autoritetas. Tukas tikėjosi, kad papasakojus kunigui viską apie Vidos keistą elgesį ir keistus troškimus, tas jam padės, taip pat irgi pasikalbės vėliau apie tai ir su pačia Vida ir privers ją persigalvoti. Bet vyro ten, bažnyčioje, laukia nemaloni staigmena. Kunigas Tukui pranešė žinią, kad prieš 2 dienas pati Vida buvo atėjusi į bažnyčią ir paprašė, kad atšauktų, nutrauktų jų dviejų su Tuku susižadėjimą. Taigi, nuo šiol jiedu jau nebe pora ir Tukui kunigas padėti jau nebegali. Na, o šis Nycietis iš bažnyčios išėjo lauk ištiktas dar didesnio vidinio šoko ir užvaldytas liūdesio. 2011 m. spalio 28 diena. Štai kaip galėjo atrodyti šis dramatiškas ir liūdnas pokalbis Kupiškio bažnyčioje. Pokalbis bažnyčios prieblandoje. Iš kaimo su rajono autobusu miestan atvykęs Nycietis Tukas lėtai pravėrė sunkias bažnyčios duris. Viduje buvo vėsu, kvepėjo vašku ir smilkalais. Prie altoriaus jis pastebėjo jauną, akiniuotą kunigą, kuris tvarkė šventas knygas. Tai buvo tas pats jaunas dvasininkas, kuris dar netaip seniai juodu su Vida Pribeldaite ir buvo sužadėjęs. Tukas giliai įkvėpė ir ryžtingai nužingsniavo link jo. Tukas, garbė Jėzui Kristui kunigėli. Atvažiavau pas jūs tiesiai iš Nycių kaimo. Labai reikia jūsų pagalbos. Kunigas, atsisukdamas į jį, sveiki. Per amžius, amen. Kuo galiu jums padėti, vyruti? Matosi, kad kažkas slegia širdį. Tukas, slegia kunigėlį ir dar kaip. Atėjau pas jūs dėl Vidos. Tos pačios Vidos Pribeldaitės čia, iš miesto. Žinau, kad ji labai dievobaiminga ir kad jūs jai esate didžiausias autoritetas. Jos elgesys pastaruoju metu, tiesiog keistas. Jos troškimai kažkokie nebežemiški, nebesuprantu visiškai jos. Tikėjausi, kad jūs su ją pakalbėsite, protą įkrėsite, priversite persigalvoti. Kunigas nusiėmė akinius, nuvalė juos sutana ir liūdnai pažiūrėjo į Tuką, Tukai. Jūs esate Tukas Nykštukas, tiesa? Tukas, nustebęs ir nudžiugęs, taip. Iš kur žinote mano vardą? Matot, vadinasi, Vida apie mane pasakojo. Ai, tiesagi jūs mudu abu ir buvote tada sužadėjęs, kai tai vyko. Kunigas giliai atsiduso, taip, pasakojo. Bet turiu jums pranešti labai sunkią žinią. Prieš 2 dienas Vida pati buvo atėjusi čia, į šią bažnyčią. Tukas, ir ką? Prašė pasimelsti už mus? Kunigas, ne, Tukai. Jie atėjo su labai griežtu sprendimu. Vida oficialiai paprašė manęs atšaukti ir nutraukti jūsų dviejų susižadėjimą. Tukas momentaliai atšoko žingsnį atgal, jo veidas išbalo, ką? Ką jūs sakote, kunige? Čia kažkoks pokštas. Kaip tai nutraukti? Kunigas uždėjo ranką Tukui ant peties, tai ne pokštas, Tukai. Man labai gaila. Nuo šios akimirkos jūs teisiškai ir dvasiškai nebesate daugiau pora. Ji priėmė šį sprendimą pati, tvirta valia. Aš nebegaliu jums padėti ir negaliu jos versti persigalvoti. Bažnyčia gerbė jos laisvą pasirinkimą. O Vida kaip tik su tokiu savo pačios tvirtu pasirinkusi ir buvo tąsyk atėjusi. Tukas drebančių balsų, vos tariančių žodžius, bet kaip man dabar gyventi? Mes juk planavome ateitį, mes planavom ir kurti šeimą kada vėliau dviese, tai. Viskas baigta. Kunigas linkteli su galva, telieka priimti tai su ramybe, Tukai. Dievas turi kitą planą jūsų gyvenimui. Pasimelskite. Tukas nieko nebeatsakė. Žodžiai įstrigo gerklėje. Jis apsisuko ir išėjo iš bažnyčios virduliuodamas, lyg būtų gavęs stiprų smūgį, nuėjo išėjimo link. Net pamiršęs prieš išeinant ir persižegnoti.
Išėjusi į spalio pabaigos vėsą, jį užliejo visiškas šokas ir sunkus, slegiantis liūdesys. Tai tikrai jau jiems abiem viskas baigtas? Šis nemalonus vidinis suvokimas jį tuoj visą perliejo, lyg tai tarsi būtų kokia nors labai šalta ir stipri, kone ledinio vandens srovė.